Tokios epidemijos kaip šiais metais mes matom retai ir tikrai kelia didelį nerimą. Į elevatorius atvažiuojantys grūdai yra pažeisti. Tie pažeidimai lemia, kad grūdai yra apimti, juose pilna mikotoksinų. Tai kurioje vietoje buvo padarytos esminės lemtingos klaidos? Dabar labai skaudu yra visam sektoriui. Panašaus lygio katastrofa buvo gal prieš 10 metį. Pas mus, pavyzdžiui, mūsų grupiai, ką mes darom, tai visus sėklinius tiesiog po prievartą. Turim nupurkšti šitą klausimą, nes tą matom tendenciją seniai. Iš esmės tai yra taupimas sumetimas. Tai įsivaizduokit, skauda galva ir tu turi visai šeimai. 3 gyvena, turi 4, o turi tik 1 tabletę. Tai gaunasi padalinai, visiems skauda galva vis tiek. Sveiki, jūsų dėmesio dar vienas itin aktualus ir svarbus agroambasadorių epizodas, kuriame šiandien mes pasikalbėsime apie fuzariozę. Ir tai itin svarbu, kai mes kalbame apie derlių, derliaus kiekį bei kokybę. Apie tai mes daugiau pasikalbėsime šiandien su augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vedėja Roma Samaškienė. Labadiena. Labadiena. Ir su agrokoncerno komercijos vadovu agronomu Arnu Radzevičiumi. Sveiki. Labadiena. Na tai ir pradėkime nuo to, ką pristačiau laidos pradžioje - fuzariozė. Gerbiama Roma, na tai kas tai yra ir supažindinkime ūkininkus ir mažiau su ūkiu bendro turinčių žmonės. Kas tai yra? Tai yra tiesiog liga, kurią sutinkam laukuose beveik kasmet, bet tokios epidemijos kaip šiais metais mes matom retai ir tikrai kelia didelį nerimą ūkininkams ir verslo žmonėms. Tiesiog matom didžiulius nuostolius nuimant derlių ir saugojant trumpam laikui derlių, kadangi kritinė masė pažeidimų yra labai didelė ir reikia tikrai daug apie juos kalbėti ir aišku apie kodėl atsiranda ta fuzariozė, dar galbūt kyla tas klausimas. Ji yra viena iš patogenų, javų patogenų. Tai keli grybai, kurie fuzarium culmorum, fuzarium graminerum, fuzarium avianoceum, skamba galbūt taip ir sudėtingai, bet tai viskas yra gana paprasta, tiesiog esant palankiom labai sąlygom, kokios buvo šiemet, šį sezoną vasaros metu, kada lyjo ir buvo daug drėgmės, ir buvo šilumos ir šviesos, ir tam patogenui buvo, iš visų tų išvardintų patogenų buvo labai palanku užsikrėsti ir kas nespėjo laiku panaudoti kontrolės priemonių, jie tiesiog prarado derlių, apie kurį dabar daug yra kalbama ir ieškoma, kokia čia priežastis, kad tokie tie susirgymai ir kodėl čia, nepaisant kokias tas technologijas pasirinkus, vienokias šiek tiek ar kitokias, kodėl čia yra tokios problemos būtent dabar jau pasibaigus sezonui. Įvardijote labai daug svarbių dalykų, bet patį pirmą norėčiau paliesti, tai klausimas abiem ir Arnai, Roma paminėjo, kad tai yra epidemija, kad tai nėra tik tai liga, bet tai jau galima fiksuoti kaip epidemiją. Ar galit pasidalinti, kaip tada atskirti, kiek jau čia turi apimti tų laukų, kad galėtume vadinti epidemiją, arba kiek paveikti derliaus? Matot, tų epidemijų kyla nuolat skirtingose pasėliuose ir kultūrose, metai iš metų tiesiog skirtingos tos patologijos būna, vienos lygos pasireiškia labiau, kitos silpniau, bet šiemet tą epidemijos mastą mums leidžia konstatuoti faktas, kuris rodo, kad į elevatorius atvažiuojantys grūdai yra pažeisti ir tie pažeidimai lemia, kad grūdai yra apimti, juose pilna mikotoksinų. Tie mikotoksinai gali būti žalingi tiek naudojant grūdus pašarui arba maistui, gali sukelti rimtų sveikatos trikdžių ir tie elevatoriai atsisako tos grūdus priimti arba taiko nuoskaitas, nes bendram Lietuvos aruode atskiesti jau, kaip pasakyti, nuimtų tų grūdų su mikotoksinais ir padaryti su sveikais grūdais sumaišyti ir sumažinti jų dalį iki nereikšmingos ribos yra nebeįmanoma, nes nebėra tų švarių grūdų beveik. Ir netgi tie modernūs ūkiai, stiprūs ūkiai, kurie technologiškai dirba, jie taip pat turi pėdsakų šitos ligos savo laukose. Tai iššūkis rimtas. Ir čia matom, kad šiemet augalų apsauga turi išbandymą, bet jis jau yra post factum, viskas jau yra įvykę birželio mėnesį. Tai kurioje vietoje buvo padarytos esminės lemtingos klaidos? Kai mes kalbam apie orą, apie drėgmę, kaip sako, tas sąlygas vystytis ar ne, tai taip, bet o jeigu mes kalbam apie ūkininkus, apie jų sprendimus, kurioje vietoje čia yra kažkur galbūt prasnausta, jeigu galima tai pasakyti?
Tai Roma, gal jūs... Tai gal pradėkime nuo pradžios, kada buvo sėja pernai rudenį, kaip žiemoja augalai, kaip mes sėjomainas išdėliojam lauke, planuodami savo derlių, gausų derlių kitiem metam, kokius mes produktus pasirenkame, galų gale mes daug kalbame apie arimą arba nearimą, kada rizika yra didesnė užsikrėsti šitais patogenais, taip pat jau sėjomaina yra akcentuota ir manau, mes šiandien gal dar ne kartą tą žodį pasakysim, kad augalų kaita tai yra vienas irgi iš įrankių, kad sukontroliuoti tinkamai pasėlius. Veislės labai svarbu, kokias mes pasirenkam, gal Arnas ir šiek tiek oponuos, kad veislės ir daug kitų veiksnių lemia, bet veislės pasirinkime, kurios yra jautresnės fuzarium, jos gali padaryti irgi didelį nuostolį. Tai visa eilė įvairių veiksnių, tiesiog su tą palankiom sąlygom, kaip minėjom, jos ne tik to užsikrėtimu, kada žydėjimas yra, bet ir tada, kada ta visa prevencija, reikia pirmiausia išvelgti prevenciją, tada jau priimti sprendimus prieš matant, tikrai šiais metais labai akivaizdžiai matėsi tas žydėjimo laikas ir tas palankumas meteorologinių sąlygų užsikrėtimui, nes kviečių varpos tai praktiškai stovėjo vandenį kelias dienas ir tai buvo tiesiog idealu ir kaip mokslininkai labai įdomu. Bet turbūt ūkininkai ir čia jau visus paliesti tas derliaus, toks derlius, ar ne? Tai turbūt mokslininkam įdomu stebėti, bet realiai tai turbūt... Tai kad suprasti paskui tas priežastis ir paaiškinti į ateitį, juk agronomija ir ūkininkavimas tai nėra vienos dienos faktas arba ten vienos pusdienio faktas, bet tas faktas toks, kokį čia paminėjau, tai yra jisai ir ūkininkui svarbus prisiminti ir žinoti ir tą patirtim pasidalinti su kitais ir pritarti, padėti, kažką sužinoti. Tas irgi yra labai svarbu toj technologijai auginimo ir šiuolaikiniai auginimo technologijai, neturint, kaip Arnas paminėjo, kad ten turi geri labai ūkiai, bet vis tiek kažkokių problemų ir nemažai problemų nuvažiuoja į fabrikus ir nebelabai tinka perdirbėjams. Tai trumpai struktūrizuota ir galiu gal paantrinti ir viskam pritarti ir net neoponuosiu dėl veislės, kaip sakėt, nes tikrai yra vienas iš tų momentų, bet pirmiausia, tai manau vis tiek yra sėjomaina, antras dalykas yra veislė pasirenkama, trečias dalykas lietingas periodas veislės žydėjimo laikotarpiu. Ir čia mes turėjom tikrai rekordiškai didelius kritulių kiekius tomis dienomis ir vėlgi sutapimas buvo, ką diskutavom važiuodami, tai kad vienom veislėm jis buvo mažiau palankus, kitom labiau palankus, tiesiog dėl pačio žydėjimo laiko. Sekantis dalykas yra preparatai, ką naudojam ir ar naudojam, nes mūsų duomenimis vidiniais tai apie 10% tik tais Lietuvos plotai yra saugomi nuo šios ligos, visa kita kviečiai arba kiti javai, net jeigu paėmus, tai jų būtų dar mažiau, visus javus į krūvą. Bet esmė, kad dažniausiai šitas purškimas būna pražiūrimas pro pirštus. Sekantis dar niuansas, kas labiausiai galbūt sutrukdė, netgi matant tas katastrofiškas aplinkos sąlygas, tai buvo patys krituliai, nes tiesiog buvo per šlapę ir neįmanoma važiuoti į laukus ir padaryti tų purškimų. Tai šitoj vietoj negalėčiau priskirti nuostolių, kaltės ar dar kažko būtent ūkininkui, bet bendrai viskas, tas katilas visų šitų kintamųjų sukrito taip, kad mes turim tą problemą. Paminėjot, kad tik 10% laukų yra purškiama, teisingai? Taip. O kodėl? Kas turi tam didžiausią įtaką? Kodėl pro pirštus žiūrima? Matot, paprastai šita liga nebūna tokio lygio netokiam lygiai problematiška ir tai yra pastaruoju metu galbūt toks didžiausias protrūkis panašaus lygio katastrofa buvo gal prieš 10 metį, mes su Roma važiuodami skaičiavom. Tai ne kasdien nutinkanti situacija ir faktas, kad tas purškimas arba ta apsauga jinai kainuoja.
Ir kiekvienas ūkininkas ir žemės ūkio subjektas, jisai visada vertina, ar ta mano investicija į lauką atsipirks, ar duos grąžą, nes kiekvienas judesys laukuose kainuoja. Ir čia vėlgi turiu tokią kaip konfrontaciją dažnai su žmonėm nesusijusiai su žemės ūkiu, kurie sako, tai ten važiuoja trečią purškę, bet ką, tai reikia suprasti, kad kiekvienas tas judesys jisai kainuoja. Ir šitoj vietoje aš galvoju, kad tiesiog iš kai kurių praktikų teko matyti ir socialiniuose tinkluose diskusijų, tarp kitko, kažkada Facebooką scrollinu, ir žiūriu, kad ūkininkas kitai ūkininkų bendruomeniai proaktyviai rašo ir argumentuoja, kad nepurkškit nuo šitos ligos, nėra čia jos, nėra čia tos problemos, jinai sugalvota ir taip toliau. Ir dar šiek tiek paskrolinus į apačią, Romos gražus įrašas tam pačiam Facebook'e, kur parašyta, jeigu šiais metais šitom sąlygom dar kažkas galvoja, kad fuzariozės nebus, tai jūs labai klystat ir čia reikia saugoti. Tai tų vėlgi nuomonių beskonfrontuojančių, jų visada yra, bet turim ilgamečius ekspertus ir mokslo žmonės, kurie tai jau matė ir numatė. Ar ši liga apima visą Lietuvos regioną? Vat kai sakot, kad ūkininkai vieni kitiem patarinėja, purkšti ar nepurkšti, galbūt tai gali būti, kad tai yra viena Lietuvos pusė ir kita Lietuvos pusė, galbūt skirtingai mato ūkininkai, ar tai vis dėlto tai yra labiau toks nusistatymo reikalas? Taip, tai paprastai būna regioniniai dalykai tokios ligos problemos ar protrukiai. Bet šiemet tai visos valstybės mastu ir matom realiai kiekvienam rajone augintus grūdus, kurie turi tų infekcijų ir kai tie, kaip minėjau, žmonės naudojantis technologijas turi mažus procentus, tai yra 0,5%, 0,2, 0,4 tik tais, o yra ūkių rytiniai Lietuvoje, ypač kur atvažiuoja ir ten randama 8%, 9%, tai yra 20-30 kartų daugiau negu mažiau kritulių turėjo ūkiai su gera augalų apsauga. Ir ką sako ūkininkai dabar? Bendraujat tiesiogiai? Bendraujam tiesiogiai, tai ką sako faktas tas, kad nėra ką daryti, yra bandoma valyti tos grūdus, nes jie yra šiek tiek pasitraukę smulkesni, bandoma tiesiog juos išseparuoti tam, kad derlius tiesiog būtų kažkur galima jį būtų panaudoti. Bet iš esmės, aš matau kaip rimtą katastrofą. Arba dar, jeigu galima, tai tas pats yra, kad labai svarbu, kad ūkininkai jau dabar planuoja, tie, kurie nusikūlė, valo tos grūdus ir ruošia kaip sėklai. Tai irgi panaudojimas yra ir jau tas judėjimas yra labai didelis, sakykime, kad nors sėklą pasiruošti kuo sveikesnė ir kuo tokia geresnio daigumo ir būtų tinkama nupurkšti, tai yra ją išbeicuoti, paruošti rudenį. Sakykit, Roma, šiaip bendram supratimą, jeigu turim daug infekcijos jau grūduose, sakykime, jau procentais lipam į tą, kiek tai gali atsiliepti net ir beicuojant pačiam rezultatui. Nes aš vis tiek įsivaizduoju pašaknę, ypač fuzarium puviniai, net ir su kokybišku beicu, nėra tai 100% apsauga. Ne, tai ta procentinė apsauga irgi, jinai labai priklauso ir nuo metų, ir kokias pasirenka infekcijos lygio, taip pat labai visi tie patogenai, grybai, jie susiję su gamta. Ir gali būti, kad, sakykime, kažkokias ligas ten veikia daugiau, mažiau, ten ir kūlės, ir fuzariumus, bet vis tik galim pastebėti tokią per ilgalaikę tendenciją, kad matosi, kad vis tik fuzariumai yra reikšmingas, sakykime, patogenas kviečiams kaip sėklai, vienu žodžiu, ir gali būti naudojamas pasirenkant, sakykime, būtent tos produktus, kurie yra, į kurių sudėtį įeina, kaip jūs sakėt, karboksamidai ten, kaip įeina fluoksanilas, skirtingi triazolai. Taip, kurie... Ir gal mes irgi čia galim pasakyti, kad labai gaila, kad kai kurių veiklių medžiagų iš rinkoje vis mažėja pasirinkimas ir ūkininkam kartais sunkiau priimti tuos sprendimus, kas čia yra geriausia. Tas, kas čia yra geriausia, labai sunku šitą pamatyti iš anksto.
Taip, čia yra dar viena iš svarbių temų iš tiesų, kaip ūkininkam nepasiklysti ir mes dažnai kalbam apie tam tikrus sprendimus ir sakom, kad ūkininkam yra turbūt sunku, pasiūla didelė, kaip išsirinkti tikrai veikiantį gerą produktą. Tai į ką atsižvelgti, kokie būtų jūsų patarimai? Pirmiausia, tai vis tiek galvoju, kad reikia žiūrėti sudėtį ir su ta sudėtim vėl klastingas dalykas, nes tokie dalykai kaip žodžiai, ar ne, fludioksanilas, tritikonazolas, fluksoperoksadas, kaip pavyzdys, jie nieko nesako dažnai statistiniam naudotojui, bet tiesiog turėti gerą konsultaciją šalia, žmonės patikimus ir tą daryti, šiaip nėra lengva. Stengiamės tą daryti ir tokiais būti su mūsų tyrimų centru, nuolat bendradarbiavame su moksliniam įstaigom. Ir faktas, šiemet tikriausiai šitą temą gavot ir jūs daug klausimų institute, ar ne? Taip, ir žinot, gal ir keistai atrodo, bet kartais tokios protrukiai lygų ar ten kenkėjų žemės ūkiai, jie padeda suprasti, kaip gali būti reikšmingi ten, sakykime, tie patys patogenai ar ten kažkokie kenkėjai ir panašiai, ir kaupti žinias ir matyti tą mūsų, apie ką mes daug kalbame, apie šiltėjantį klimatą. Čia tai labai, sakyčiau, susiję su šiltėjančiu klimatu, žiūrint meteorologinius duomenis už ilgesnį laikotarpį ir kaip gali turėti kokią įtaką. Bet bendrai matom ir šiaip paklausiu, gal ne teiginį sakysiu, bet paklausiu, kaip jūs matot tą priežastingumą ir pasiekmes, ar ne? Keičiasi bendras ligų fonas ir spektras mūsų kraštuose? Iš tikrųjų, tai taip, ta pati fuzariozė kažkada jinai būdavo, mes rasdavom darydami tyrimus ten ant tų petri lėkštelių, rasdavom labai nedidelį procentą. Dabar, sakykime, ir šiemet mes dar kol kas labai mažai tų tyrimų fuzarimų patogenų kol kas nustatę esam šiam momentui, dėl to, kad laikė imlus tyrimai yra. Tai kaip palygini, kad ten, jeigu daugiau yra lietaus ir jie nebūtinai yra matomi plika akimi, bet jie nėra matomi plika akimi ir jeigu yra lietaus šilumos, gali būti jų nemažai. Ir tada, kai mes padarom tas analizės laboratorijoje, matom, kad ir 100%, ir 80%, ir 50% pažeistų grūdų, bet nebūtinai jie ten labai kažkokį didelį įtaką turi, bet po tokiom epidemijom, kad ir retom, tada yra tikrai svarbu. Ir čia turbūt dar labai svarbu, kad ir į rinką nepatektų tie pažeisti grūdai, ar ne? Ar tai irgi yra užtikrinama, kad nepatektų, kad būtų tinkamai atskirta, yra per kur nepraeina? Taip, tai faktas yra tas, kad kiekvienas grūdų supirkimo elevatorius turi tą filtrą, ar ne? Tai yra pirmas žingsnis filtravimo, kada grūdai atvažiuoja, jie yra laboratorijoje vertinami, peržiūrimi ir jeigu tie procentai yra netoleruotini, tai tiesiog atsisakoma produkciją priimti iš to žmogaus. Ką matom toliau, ar ne, tai sekantis filtras visada yra iš elevatoriaus, jisai važiuoja pasekant čia grandį, tai kažką, kas tą grūdą perdirba. Tai reiškia, jeigu aš kepu duoną ar skanę čiabatą, tai turiu būti tikras, kad mano ta žaliava grūdų jau ateina gera. Tai čia malūna dar darbas vati tarpo, o jau tada čia bata gal ateina, kai jau iš malūna. Bet iš tikrųjų kiekvienas verslas, kiekviena ta grandis yra suinteresuota turėti patį geriausią produktą ir tikrai vargu ar patenka visą tai į rinką. Lygiai tas pats su pašarais. Jeigu turim, nežinau, paukštynus ar žmonės, kurie augina mėsinius gyvūnus, galvijus ar kiaules, ar kažką, jie lygiai taip pat supranta, kad atsiradus ūkyje nekokybiškam pašarui, mes galim turėti labai milžiniškus nuostolius viso ūkio mastu, nes paukštukai, pavyzdžiui, paleisi tokių grūdų, ypač ant paukščių, tai tiesiog eina vištytė ir ant šono klopti ir viskas. Arba paršiukai skurdukai. Arba paršiukai skurdukai, tai brangu ir niekas to nenori. Tai faktas, kad nuo tokių infekuotų grūdų bėga visi ir tada, vėlgi, ką darysim, kaip tos pašarus ruošim ir kaip tą maistą darysim, bet aš įsivaizduoju, kad visa tai bus sukontroliuota. Vienintelis dalykas, ko dabar gaila, kad vietiniai rinkoje ant žemės, pirmąjį grandžiai tai yra ūkiuose, ūkiam, tiesiog bus mažiau pinigų.
Ir tas niekam nėra gerai. Negerai mum, negerai mokslui, negerai supirkėjam, perdirbėjam, niekam negerai, nes visiems yra blogai. Šiandien dėl tos epidemijos visiems yra blogai. Ir įvadu į kitus metus, net jau iš rudenį, kai kalbam. Taip, apie kitus metus būtinai pakalbėsim. Na gerai, dabar mes iš tiesų tą situaciją, kalbant čia, atrodo tikrai sudėtinga ir kaip sakot, visiems yra blogai, niekam nėra gerai, ar ne? Dėl kitų metų, kokie dabar galėtų būti veiksmai arba na kokių tai veiksmai standartiniai tie, kur mūsų amžinai kartojami, tai sėjomaina, tai ten, sakykime, žemės dirbimas, sėklos paruošimas, veislių parinkimas. Ūkininkui dar nebaigus to sunkaus periodo šių metų, jau jam labai daug klausimų į ateitį ir kad tie klausimai būtų teisingai parinkti, pasikonsultuota, pasitarta, jei ne su kompanijos žmonėmis, tai su, aš jau kaip minėjau, ten su kaimynais, su pažįstamais, kad būtų tie sprendimai, jie ekonomiškai, jau šiandien kartą buvo pakartota, kad jie būtų ir ekonominė prasme tokie labai racionalūs. Nes ir šiais metais, kad jau ir praėjęs tas sezonas, atkreipiau dėmesį, kad tikrai buvo ūkininkų, kurie kalbėjo apie tą vadinamą ekonominį derlių ir kad tų išlaidų kuo mažiau ten vieną ar maksimum 2 kartus įvairiai. Tai vat, tikriausiai labai įdomu kitą kartą su jais padiskutuoti, kaip jiems sekėsi ir kokie dar patarimai. Mes visi vienas kitam galim patarti, kad kitais metais turėti geresnį derlių. O Roma, dabar klausimas, pavyzdžiui, šiaudų yra ar ne, ir ten yra, javai nuimti, yra daug šiaudų, yra ražiena. Taip blogai. Taip blogai, bet yra, sakykime, ten to fuzariumo, visada yra. Ar greitesnis šiaudų kažkoks degradavimas gali lemti, kad tie patogeno dirvai mažės? Ar šiaudai su to nesusiję? Nes aš galvoju apie mineralizaciją ir kaip dar tą paskatinti. Mineralizacija, aišku, bet vis tiek jinai vyksta lėtai. Taip. Jinai vyksta lėtai ir to greito tos mineralizacijos nėra. Tai aišku, gal gali būti vienas iš būdų, bet irgi reikia tada suktis labai greitai. Bet mažintų tai patogeno kažkiek? Patogeno. Tokių kažkokių labai konkrečių, ko galėčiau pasiremti tyrimų, negaliu pasakyti, nes rinkoje irgi yra įvairūs produktai, pasiūlymai yra labai įvairūs ir reikalinga tos tikros informacijos, kada jie ateina iki naudotojo, kad ūkininkas, sakykime, ir vakar skambina, kad ar galime pasirinkti, ar mums čia pagelbės, ar mums padės. Ir tikrai norisi, kad tas ūkininkas gautų tikrai tą informaciją, kuri jam tikrai padės. Ar jinai neigiama tuo momentu, ar jinai teigiama tuo momentu. Tai kilo mintis tyrimai. Reikia užsirašyti. Iš tikrųjų pagalvojau, kad galima būtų išbandyti tuos spartintojus ir įvertinti fuzarium šeimos grybų gausą pavasarį, kur kažką naudoji, ko nenaudoji, nes iš tikrųjų mes irgi nesam, tyrimų centre nesam atlikę tokių tyrimų. O šiaip tai dėl kito derliaus, ką aš pirmiausia akcentuočiau, tai pirmas dalykas, ar ūkyje turite grūdų, kuriuos planuojat naudoti sėklai ir ar jie buvo nupurkšti nuo fuzariozės. Sėklų versle teko dirbti man kurį laiką ir visada matydavom, jeigu iš ūkio atvažiuodavo grūdai be šito purškimo mano minėtų. Tai reiškia, nebūdavo epideminiai lygmenys, bet tos pėdsakus tu labai gerai matydavai jų lygmenį, ar tai yra infekcijos lygis toks, ar jisai toks, ar ten va toks. Tai tą dalyką visada, tai sakyčiau, jeigu turit purkštų grūdų, juos rinkite sėklai, jeigu planuojat ūkyje. Taip pat galite sertifikuotas sėklas įsigyti, nes pas mus, pavyzdžiui, mūsų grupiai, ką mes darom, tai visus sėklinius tiesiog po prievartą turim nupurkšti šitą klausimą, nes tą matom tendenciją seniai. Antras dalykas, tai nesirinkti tų infekuotų grūdų ir veislių, kurios būtų labai ypatingai jautrios tai ligai. Trečias dalykas, manau, Roma labai gražiai paminėjo sėjomainą, atseliuojami kviečiai, jų turi nelikti, mažėti rotacijai. Žemės dirbimas, jeigu jau turim trumpą sėjomainą komercinę, kaip sakom, tai tada žemės dirbimą bandykim apversti su to plūgu kažką. Trečias dalykas, jau nebežinau kelintas.
Tai dar galvoju, kad ypatingai svarbu yra subeicuoti efektyviai stipriais beicais. Tai šiemet, manau, bus karboksamidinių beicų kategorijos, turėtų būti tematika ir dominavimas, nes tonos sėklai kainuoja subeicuoti kokie gal 10 eurų daugiau, tai hektare išeina kokie 1,7 gal euro, mintinai dabar skaičiuoju skirtumas, bet jie veikia šiek tiek geriau negu tik tais fludeksanilu ten paremtas beicas. Mažas skirtumas, bet jis yra. Aš tai dar norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad kokybiškai tą veisavimą. Jeigu daro įmonė, tai jau ten savaime suprantama, kad yra priežiūra ir taip toliau, bet daug yra ūkiuose šis darbas atliekamas. Tai tikrai yra tų patirčių, kad kokybiškas veisavimas turi didelę įtaką, sakykime, tų sėklų kokybei ir vienas iš tų įrankių, kada galim sumažinti tą užkratą laukuose. Aš pamenu, kažkada atvežiau jums sėklas kažkiam bandymui, neatsimenu. Ir jūs tada man sakėt, va čia tai subeicuota, nes, kaip suprantu, skirtingų veislininkų, kai reikia, jūs gaunat įvairios tos medžiagos. Taip. Ir tada matosi tie skirtumai iš tikrųjų, kur kokybiškai labai geras akcentas. Tai galvoju tokie, ir sekantis dalykas, aišku, purškimas žydėjimo metu, profilaktinis kartais, jeigu sėkliniai pasėliai, jeigu nesėkliniai, žinot, veislės atsparesnė, galima palaukti to lietaus. Ir faktas, nežinau. Gerai, tai ar teisingai suprantu, kad nepaisant to, kokie bus kiti metai oro prasme, ko mes negalim numatyti drėgmės, lietaus, saulės ar ne, visų dalykų, yra labai svarbu visi judviejų išvardinti dalykai, ką dabar turim padaryti, ką ūkininkai turi atkreipti dėmesį, teisingai, pasidaryti namų darbus iš rudens. Teisingai, bet akcentuočiau, kad tai yra tiesiog gera praktika. Nu, ką mes viską įvardėjom, tai nėra kažkokie dalykai, ko žmonės šiaip neturėtų daryti arba nežinotų. Ir galų galiai mes turim net ir tokius leidinius, kurie ten, sakykime, vieni didesni, kiti mažesni, mokslinius, ten, sakykime, gera augalų apsaugos praktika, gairės, kaip yra, ten irgi daug labai tokių dalykų naudingų, kur gali ūkininkai pasiremti, atnaujinama ta informacija. Tai žinios tos padėtų irgi apsispręsti dėl tų kažkokių priemonių, kurias ūkyje gali tekti panaudoti ir tas gali būti reikalinga. Dar kitas dalykas, kad niekada nenuspėsi labai iš anksto, kada čia tas lietus bus, nebus. Ir kartais aš tai mėgstu pajuokauti, pasakydama, kad reikia nugarą jausti. Vienu žodžiu, jeigu, kad čia ar dabar tas lietus bus ar nebus. Ir jeigu žydėjimo metu ar iš karto po žydėjimo aukšta temperatūra, o mes labai dažnai turim tokiu laiku ten birželio pabaigoje tą karštį, tada jau reikia irgi pagalvoti, ar tikrai ten jau apsimokės, ten, sakykime, tas panaudojimas ar ne. Nu ir dar tokia rizika, sakyčiau, yra, kai mažinam normas. Šiaip yra gan toksai praktika galima, kad mažinti normas. Tačiau irgi reikia jausti situaciją, kad ten neprisidaryti tų sprendimų, purškimų ar per daug, ar per mažai mažinant tas normas. Tai irgi čia iš tų tokių prevencijų, apie kurias reikia jau dabar galvoti. O tas normų mažinimas yra taupimo sumetimais? Taip, taupimo sumetimais. Iš esmės tai yra taupimo sumetimais. O tai įsivaizduokit, skauda galva ir tu turi visai šeimai. 3 gyvena, turi 4, o turi tik vieną tabletę, gaunasi padalini ir visiems skauda galva vis tiek. Tai čia kažkas tokio. O sakykit, Roma, dar klausimas, manau, aktualus labai, kas žiūrės. Kaip jūs matote tą purškimo laiką? Nes, tikriausiai fuzariumas ir yra apipintas daugumą, nežinau, mitų, nemitų ir ta praktika gera priežiūros nenusistovi, nes su to purškimo laiku blaškosi visi. Vieni sako, kad geriausia, kai lapamokštė plyšta, kiti, kai žydi. Tada kiek žydi, ar tik tais pirmos varpos, ar jau pilnas žydėjimas turi būti, ar po žydėjimų iš vis veikia šiemet, tarp kitko, lyjo per mūsų renginius Baptose. Intensyviai, tai labai klausimų, labai dažna gavau, kad žiūrėk, lyja dabar, negaliu įvažiuoti, bet purkščiu po to, baigs lyti, purkščiu čia už kelių dienų, ar dar turės tas produktas kažkokios įtakos tam.
kokia yra jūsų praktika? Ta praktika, kad mes, jeigu negalime įvažiuoti į lauką, tai ir negalime įvažiuoti į lauką, bet jeigu prisimenant istoriją varpų fuzariozės, kaip jos ciklas, nes tas irgi yra labai svarbu planuojant ir žiūrint, kad ir kaip paminėjot, kad vienu žodžiu, tas užsikrėtimas yra labai konkrečių laikų apibrieštas ir yra tokia iš pradžių kylanti, o po to nusileidžianti kreivė ir į tą tarpą, jeigu papuola, tada tikėkime to efekto, bet irgi tada reikia, kad tos sąlygos būtų pakankamai ten rėgmės ir panašiai, kad būtų tą, sakykime, nuo fuzarimo efektyvų panaudoti tos fungicidų žydėjimo metu. Bet kad jis tikrai nebus tiek efektyvus kaip žydėjimo metu, bet žinot, gal geriau kažką ten išsaugoti ir neturėti krizinės tos situacijos. Aš pasakysiu, kaip aš suprantu, jūs pasakykite taip arba ne, gerai? Noriu įvesti struktūrą žmonėms, kad suprastų žmonės. Tai, pavyzdžiui, aš pagal savo žinias praktiką visada taip įsivaizduoju ir sakau, kad jeigu purškiam prie žydėjimo, mes turim nuo 15-20% efektyvumą, jeigu purškiam žydėjimo pradžioj, tai yra 61-65 tarpsnis, mes turim apie 70-80 galbūt netgi, o jeigu purškiam savaitę grubiai, 5 dienos po žydėjimo, mes turim 30-40. Efekto to, ką gautumėm maks, sakykime. Ar tai yra logikos tame, tuose skaičiuose? Taip, aš sakyčiau, kad reiktų, tai neįmanoma iš tikrųjų tą padaryti laiką, kad tu ten per tas 5 dienas. Tai tas laikotarpis ar prieš, ar po, bet jis turi toks irgi būti labai apgalvotas ir pasižiūrėti, kokį mes tą produktą dar pasirenkam, tas irgi yra svarbu. Tai aš sakyčiau, kad taip, net literatūroje, toj mokslinė literatūroje irgi labai panašių teiginių yra. Tai mes panašiai ir gyvenam, neskaitom, bet... Intelektas padeda. Ne, tiem klausimam nereikia, jis mūsų klausimų, bet ir jūsų. Bet mano idėja, kad žmonės suprastų, nes, pavyzdžiui, dabar tie 30-40% lemia labai daug, nes jeigu tu turi 2% priekaboj pažeistų grūdų, tai tas 40% gali būti ir numušti tą reikalą iki 1,2. Arba jeigu turi procentą, gal tai gali būti 0,6 ar 5. Ir tas momentas, kur buvo tikrai girdėjau šiemet, kad aš niekad nepurškiu, man nereikia, arba jo, lyja, bet nenupurškiu, nebevažiuosiu, nes negausiu tų 70-80, kur agrokoncernas deklaruoja. Aš 40 nenoriu, nes mokėsiu tos pačius pinigus. Tai tada pasilikau su 0. Tai tokie niuansai mato. O šiaip dar ką būtina paminėti, tai Roma, kaip galvojat ir žinot iš tyrimų, kokios pagrindinės gal veiklios medžiagos turėtų čia dalyvauti ir kaip jas sureitinguotumėt tam purškimui? Tai jos tos 3 pagrindinės. 3 karaliai. 3, nežinau, ar karaliai, ar karalienės. Fuzariozės karaliai, mano. Fuzariozės karaliai, bet moteriška giminė gal. Tai vienu žodžiu... Aš čia į sausio 6 taikiau. Aišku, senas geras tebukonazolas šitoje situacijoje ir Juventus, ir metkonazolas, taip, ir protiokonazolas. Tai 3 pagrindinės veiklios medžiagos, kurios įeina ne į vieno produkto sudėtį. Ir kol kas kažko labai ir pasiūlyti negalim, nors yra girdima ten tokių, sakykime, gal ir geresnių žinių, kad galbūt bus ateityje. Bet šiuo momentu tai tikrai rinkoje tų naujų pasiūlymų labai mažai, kad galėtų pasirinkti ūkininkas taip kažką naują, efektingą. Ir jeigu jų būtų daugiau, tai aišku, ir pasirinkimo galimybė padidėja. Ir mes šiandien važiuojant dar labai nerimavom, aš tą klausimą kėliau ir diskusijai su kad naudojant pastoviai tas veiklias medžiagas mes atsiranda kita problema, atsiranda atsparumo augalų apsaugos tais klausimais, nes mes jau čia irgi turim labai didelius tokius iššūkius mums, tai yra ir liečia ir ligas, ir kenkėjus, ir piktžoles, ir labai aktualu. Tai
Tai vat irgi į tą reiktų netmesti vien tik tai susifokusavusi 3 veiklės medžiagas. Bet situacija dėja tokia. O sakykit, kaip mišinius matot, yra, sakykime, mišiniai tiek originalūs, tiek gamina žmonės 2 produktus supilę į purkštuvą, bet mintis mano, pavyzdžiui, pusinė norma to paties protekonazolo, pusinė tebukonazolo ar metkonazolo, ar jie duoda sinergijų kažkiek geriau negu viena veiklioji medžiaga, nes triazolai jie gan panašiai veikia augalus ir patogenus. Tai žinot, mes tai tos tokios pasakymų laikomės efektyvu, naudoti tinkamas, jeigu tai yra efektyvu. Tai vadinasi, turi būti tam atsakymą, kad turi turėti. Ir tas yra, nes čia irgi buvo diskusija kažkokiu laiku, kad negalima mažinti normų. Taip. Čia pagal situaciją reikia atsižvelgti, kaip jeigu ten sausas pavasaris, nepalankios meteorologinės sąlygos, mes vėl tada kalbam apie tai, kad galim pamažinti tas normas. Tai pabaigai laidos, po paskutinę žinutę kiekvienam žiūrovui, kiekvienam ūkininkui, kuris stebi ir laukia jūsų konkrečių patarimų ir įžvalgų. Tai gal pradėsiu tada tai vis tiek pirmas dalykas yra sėjomaina ir bendras kokybiškas žemės ūkis. Tada pasidaro viskas lengviau, kada statai laiptus, o ne... Nes tos epidemijos paprastai kyla dėl netvarkos vienos ar kitos. Ir problema gal yra, kad regionai skiriasi ir dirbos skiriasi ir praktikos skiriasi viskas, bet aš vis tiek turiu tokią asmeninę ambiciją tą žemės ūkį vis pagerinti ir pakelti į priekį ir manau, kad mums visiems ta ABC padėtų, nes jeigu ABC tvarkingas, tai paprastai tuos simptomus malšinti atsiradusius laukuose jau ligų patologijos atžvilgiu yra kur kas lengviau. Ir kaip Roma minėjo šiandien, tai ir normas mažesnės gali naudoti arba nenaudoti kartais kažko. Šis atvejs tiesiog nuleido gal visus ant žemės ir priminė, kad gamta yra galingas dalykas ir tu gali pasitelkti mokslą, gali pasitelkti rekomendacijas, gali pasitelkti inovatyviausius, stipriausius ir senus, bet gerus produktus, kurie gali spręsti tą problemą. O kad taip nutiktų, manau, reikia pirmas dalykas nesakyti, ko nežinai, nes man labai užkliuvo agitacija pačių ūkininkų vieni kitiem, kad nieko čia tokio, nedaryk, čia nesąmonė. Bet nes dabar labai skaudu yra visam sektoriui. Nepatarinėti, jeigu neprašo, ar ne? Kad neprašo, tai viskas gerai pasakyti žmogui, žiūrėk, padaryk taip, bet tu negali būti įsitikinęs ir žinoti lis ar nelis, arba bus ar nebus, ir tai yra draudimas. Fungicidas yra savotiškas draudimas. O gamta tai yra, ačiū Dievui, kad jin dar už mus stipresnė. Vienaip ar kitaip mums čia tinka ar netinka, skaičiuojam ir galim suskaičiuoti, galų gale dirbtinis intelektas padės čia mums suskaičiuoti tikriausiai su naujom technologijom, naujas technologijas pritaikant, bet vis tiek mes remkimės tas, kas yra padaryta, patikėkim, kas yra daroma ten moksliniuose centruose, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Ir pasidalinti tą patirtim. Tai mano tas toks pagrindinis palinkėjimas ir ūkininkams į ateitį, pasidalinti patirtim, tikėti ir tais, naudotis bendra patirtimi. Tai ačiū labai, kad buvo šiandien laidoje. Dėkoju L-rytas žiūrovams. Su mumis šiandien studijoje viešėjo Žemdirbystės instituto augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vedėja Roma Samaškienė bei UAB Agrokoncernas komercijos vadovas agronomas Arnas Radzevičius. Iki kitų kartų.